Štai mes ir išmiegojom. Ir šiandieną yra ypatinga diena tom, kad grįžta mūsų mama, mano žmona. Grįžta, jinai buvo Rygoj visą savaitę, o mes buvom sodyboj savaitę. Tai va dabar būsime kartu sodyboj dar vieną naktį. Ir klausysim jos įspūdžius, mes pasakosim savo. O mūsų įspūdžiai tokie, kad vaikams sodyba pradėjo patikti. Pagaliau pramušo. Pasirodo, reikėjo kokios savaitės nakvynės, kad pramuštų. Ir pramušo. Jo, iš tikrųjų, kada miegi šičia ir niekur nebeskubi, nėra tempo, nėra 4 valandas dirbi, 4 miegi, nemiegi, ilsiesi. Ir tada niekur nesvajoja apie namus, užmiršti apie juos, tam patikros atostogos. Tada ir pamilsti sodybą, nes čia yra kitas pasaulis su taip pat daug gero. Nu ką, pusryčiai prasideda nuo vėl instituto, ar paskaityti kažką tai ir eisime darbuotis. Labas rytas. Labą rytą. Sukilo bendruomenė. Ką veikėte? Valgome kralkus. Va, vaisiai normuotam porcijom, kaip kokiai nors kur, valgyklai. Kaip kalėjime, norėjau sakyti, bet čia netinka. Ne? Ne kalėjimas. Nes kalėjime ten košę maitina. Gal ir vaisių duoda. Ne, tenai turiu daug švaizdo. Va, čia yra Ugnė gamina pagal mano senelio receptą, pirmas į gyvenime. Vakar aš kažkiek taip dariau, šiandien jinai savarankiškai. Kaip sekasi? Vakar skanu buvo? Jo. Ja. Verta, ne? Ja. O čia normuota ne vaisių ir ne uogų porcija. Šitą atrodo. Aš čia. Čia mano. Vat valgom. 5 žvaigždučių restoranas. Taip, 5 žvaigždučių restoranas. Savininkė yra Ugnė, o darbuotoja yra Greta. Ir truputį Tomas padėjo. Jo. Kažką tai. Tomas nepadėjo. Jisai man šakutę atnešė ir lėkštą. Filmuosime, ką kiti dirba. Teini čia. Ar kodėl tu nedirbi? Nes jau baigiau savo darbą. Kai žiūrės Mykolai, pasiaiškink dabar. Pasakai, kodėl baigiai savo darbą. Aiškink į kamerą. Žiūrėjau, tu kaip karvė atrodai, kurios akys žvairos. Gerai, sakai, kodėl. Gerai, einu pakalbinti kitus. Jeigu šitas... O kur kiti? Einam ieškoti žmonių. Koks tavo darbas? Ravyt. Nefilmuok manęs. Nusišypsok. Paliuk savo dantis. Mokėk pinigus. Ką tu darai? Kodėl tu nedirbi? Dabar neinu. Ką tu dirbsi? Rinkti tos medinius. Šten? Medinius. Gerai, einam pafilmuosim, kaip dirbi. Ei, tu čia nieko nepjauk. Nepjauk, tu čia nieko, Simai. Taugi ne toks darbas. Simai, palik pagalį, viskas. Aišku. Nu tai dirb tada. Ate. Tomas nugrojo smėlio, tetis verda smėlį. Tokie darbai. Rimti darbai. Labai sunkus darbai. Klausau. Ką pasakysit apie savo darbą? Mano darbas tai yra karštas, nes aš ant saulės važinėjau, dėl to bandau tapti juodaodžiu. O šiaip tai mes dirbame dabar įvažiavimą, bandom prisivežti smėlio
Jo labai daug reikia. Tai mes atsivežėm kokią, nu aš manau, gal 70% jau atsivežėm, gal 80%. Tomas vibruoja, aš vežu. Šiandieną žadame prisivežti iki galo, tiek kiek reikia. Ir pasiruošti jau duobes bordiūram ir rytoj bordiūrus betonuoti iš vieno šono. Tam, kad jie galėtų stingti iki kito savaitgalio. Ir kitą savaitgalį jau bus sustingę ir mes dėsime tada plyteles. Ir važiuosime kaip miestiečiai per asfaltą. Kodėl mes darom tai važiavimą? Todėl, kad jisai čia būna tie šlynai pastoviai, čia dažnai važiuojama yra. Ir plius, kad traktorius visada žemai būdavo dėl to, kad ten tas balkonas va tenai. Mes norime aukštai to balkono pakelti daiktus, bet negalim, jeigu traktorius žemai stovi. Nu, nedasiekia aukštas, tai pasikelsime, padarysim kaip reikia ir pasieks maksimaliai. Tai va toksai mano darbas su tokia misija. Ką tu dirbi? Šitą. Kas šitas yra? Pjausiu lentynas, kad būtų... Lentynas. Pjausiu lentynas, kad būtų lentynas. Pjausiu lentas, kad būtų lentynas. Aišku. Ką tu tiksliai darai? Bandau atsistoti, va taip. Niko, man reikia tikslios informacijos. Ką? Man reikia tikslios informacijos apie tavo darbą. Kokios? Tikslios informacijos apie tavo darbą. Ką tu tiksliai darai? Visos. Ką? Visos. Are you sure about this? Yes! Tai jis tavo darbas. Taip. Įdomi. O tai ką tu darai apskritai? Ai. Pjauni lentynas, kad būtų lentynas. Ką tu darai apskritai? Aš dirbu apskritai. O ką tu darai aplamai? Aplamai tai aš dirbu. O ką tu iš vis darai? Nu iš vis aš dirbu. Įdomi. Rimtai. Rimtai. Padėsim dar Paulių. Aplamai aš filmuoju gražiausias šuniukas pasaulyje, o ne? Tu baigei darbą savo? Jo, baigiau. Gerai. Parodys, ką aš dirbau. Tai jo tenai vat. Bet šitas laidas, kurį vis matom po šitą laidą, aš jį čia su nevedžiau ir tada taip nusileidau ir padariau šitą rozetę. Ja, čia mano pirmoji rozetė, kurią aš kažkada dariau. Veikia labai gerai, va. Tobula viskas. Nejuda iš vietos, nebent čia išlauši. Tai va, tada tas laidas ėjo į viršų. Va, kaip čia tu, eima, kaip va. Ir taip pro spintelę kiaurai. Į ką, ant viršaus spintelės. Tai taip vaja. Ir čia yra, opa, dar viena rozetė. O biškė, bet... Čia va, labai graži rozetė. Tobula. Nejuda iš vietos, kaip ir visas kitas. Ai, čia dar vienas laidas yra mano. O, čia yra tas. Tai stipriau. Bam, dar vieną rozetę. Rozetės filmuoju. Tai va, mano dar viena trečioji rozetė, kurią aš dariau. Čia intakas. Padėtas, tai negaliu judinti jo. Tai va, gražiai, tada va čia taip kiaurai. Bam, per sieną. Ir opa, čia irgi kažkas yra, nežinau kas čia. Opa, o čia dar viena rozetė. Nesitikėjau. Aš tikrai nesitikėjau, kad čia bus rozetė. Tai va, viškai buvo apdulkėjus. A ne, pukia, pukia. Štai čia aš dariau rozetę. Aš tikrai nesitikėjau 4-5 rozetę pamatyti. Ir štai išties gerai gavosi. Gerai.
Nežinau, ką aš čia darau, bet gerai bus. Va, rozetė. Žiūriu, fainai buvo dirbti rozetėm. Bet palauk, šitą ne viskas. Opa! Dar viena rozetė mano darbo. Palaukit, bet čia dar ne viskas. Opa! Dar viena rozetė. Čia, aišku, čia tokia buvo vientisa. Rozetė, kur buvo vienas toksai. Ir tada, kai aš tai nepatiko, nes reikėjo dar vienas rozetės, dėl to aš turėjau nuimti tą rozetę ir uždėti šitą rozetę, sujungti visus laidukus. Ir va dabar yra graži rozetė. Čia nieko nežiūrėkite. Čia užbūrinsim. Tai va, graži rozetė. Opa, dar viena rozetė. Tikrai nesitikėjau. Manau, kad ir jūs nesitikėjot. Dar viena rozetė. Tai čia kamera yra. Toks laidas kameros. Čia buvo prailgintuvas. Ir jis yra būtent tenai, o ten. Gerai, tai va, kodėl aš bijau, kad čia yra širšė, tai va. Aš jums parodysiu. Širšių lizdas, kuris yra gyvas. Oi, ne gyvas, bet ten yra belekiek širšių. So, yeah. Labai baisu. Gimnai, kai sukau tą rozetę, tai čia buvo vakar. Ten grintų širšės belekai dažnai vaikščio, tai... Čia galėjau matyti vaizdą visą garažą. Ar jūs matote laidą? Taip, aš irgi matau laidą, tai jūs esate teisūs. Jūs tikrai matote laidą. Bam! Ne, aš ne tualetą dariau pasakyti, ne tai. Oi, suskaldžiau plytą. Tualetas. Ir bam! Jungtukas. Čia buvo mano pirmas jungtukas, kurį aš kažkada dariau. Ir čia eina laidas. Taip, va. Čia, nežiūrėkit, aš ten viską tikrai padariau. Ir va, ten laidas eina. Tuomet laidas. Tuomet laidas eina čia. Taip, tiesiai. Ir jūs matot, pradino laidas. Aš irgi tą patį matau, bet jis yra čia pakastas. Tiesiai. Dėm. Tiesiog daužo. O čia jau nebežiūrėkit. Tai jo. Ir taip degusiau laidą. Ir tobulo. Perfekt. Bam. Dar vienas jungtukas, ko aš tikrai nesitikėjau. Čia bus lauko šviesos jungtukas. Šitą musę kažką irgi padarė. Ką tu veikiai visą laiką dėl mūsų, ką tu darei? Dėl tavęs nieko. Ką? Prisipažink, ką tu padarei dėl mūsų. Nori, kad pasakyčiau? Pasakyk man tiesą. Pjoviau lentą dėl jūsų. Tiesą ir tik tiesą. Tiesą ir Dėl jūsų lentą pjoviau. Noriu pasakyti, kad visos rozetės, kurias aš dariau, veikia. Ir negalvokite, kad aš darau neteisingai. Bam. Veikia. Bam. Veikia. Nu, netikrinsiu dabar. Dabar šičia dar trūksta 5 tomų, o čia trūksta 15. Čia tai iš jūsų net nekalbu. Bet jau mes panašėjam. Jau aukštis panašėja. Paskui dar čia virvę išsitempsim. Dėl taip lievai.
Right. Bazė, faršą, gurkės apinis. Loreta, Loreta, kas vyksta tavo gyvenime? Sunkus darbai padaryti, aš džiaugiuosi. Nu, tai kas vyksta? Trinkelių, plytelių. Žvyro nebėra, Nieko nebėr, kelnės žvyr nebėr, ir smėliai to nebėr. nieko nebėra. Nieko ne. Ir lentas išsivežiai. Jo, Ir aiškus priekaba, vienintelė neišgyveno. išgyveno žiauriai jau blogai. Jinai išnaudojo dabar 2 gyvybės. Porą tu va blogai jisai. 2 gyvybės išnaudojo. Vieną atremontavo, dabar antrą. Nu ką, reiks, nuremontuosim. Nu, kiek džiaugsmo širdyje parodyk į kamerą. Ai, negaliu pasakyti. Negaliu pasakyti. Ne. Bet vat viską išvežėm ir tavo išvežėm, žiūrėk, tuščią. Jo, tuščia. Tuščia. Tai vienu žodžiu pagaliau nebeturėsi reikalo su to Sauliu niurzgekliu. Pagaliau. Nu, tai niurzga. Svoboda pabugajam. Jo, niurzga, rašo nuo ryto, tai kur čia, Kada įsiveši. kada įsiveši, kiek galim laikyti. Nesilaikai žodžio. Jo, charakterį ugdai, kiek gali ugdyti mūsų charakterį, mes norim išsimegoti. Tai mes ir taip miegam iki 10, zin, mum, Aha. kol atostogos. Nu ką, šventė, paskutinis reikalas mūsų sodyboje su tavim. Jo, pagaliau. Jo. Buvau net su savo traktoriu ir pas tave atvažiavęs, įvaizdai. Nu, Kiek daug buvau įlindęs eik tu, bet dabar į tavo gyvenimą. Fainą aikštelę. Į tavo gyvenimą, kiek buvau įlindęs net su traktoriu. Na, Jo, dabar parketas pas tave ten. jo. Kiekvienas padarytas darbas yra atlyginimas žmogui, nes yra pasitenkinimo jausmas. Taip? Bet dabar aš va dėl šito dalyko, dėl to, kad malkos, tos lentos išvežtos ir žvyras, kad čia išvežtas, kad čia reisuot nebereiks po 11 reisų per dieną. Kaip gerai. Kaip gerai, aš jau sapnuoju, kad vairuoju, nes jau... Nu šaunuolė, tokios kūdos rankytės, o tiek pernešė. Nu, daug tonų. Daug tonų. Daug tonų. Tomas šiandieną su štanga dirbo, darė tos atsispaudimus, kaip ten, iškelimų štangos, o Greta demonstravo, kiek pas ją raumenų. Nes jinai žiūrėjo, kaip jisai sportavo. O tu pati sportavai, todėl galėsi demonstruoti Vytui tikrus. Jo. O, žinok, parodai. Čia nespaudžiau aš dar. Prakiurs, negalim liesti. Ne, jau iš tų Išsileis rankų oras. nieko neliko, viskas jau raumenų ten nerasta, ten skūra. Ne, ten raumenai. Tai vat, Nu, gerai, tai dabar gerai. susimatysim. Ate. 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 Ką, Tomas? Jis atsitraukė spinteles. Ir ką čia daro? Vienu žodžiu, džimas yra sodybai. Dipsai. Dipsai. Va. Chest dips. Žinai? Paprasti dips. Paprasti dips vadinasi. Arba chest dips. Arba chest dips. Va. Jis netgi ne tik daro, jis dar lygsvarą turi išlaikyti, kad spintelė nenukristų. Žinai? Vienu žodžiu, džimas nedingo niekur šią savaitę. Visi dabar klausysis, kai aš papasakosiu liudijimą, kuris susijęs su mūsų sodyba. Taigi, kovo mėnesį, maždaug kai mes važiavom Budapeštą, paskambino man mano draugas ir klausė, ar man reikia grūzo. Grūzo reiškia plytelių iš Klaipėdos, sudaužytų visokių. Ir aš sakau, reikia Loretai, ane? Nes aš žadu tenai nukasti aikštelę ir kelią ir mano traktorius vis dar buvo užklimpęs tenai ir vis dar laukia, kol nukasiu ir neaišku, kiek ten to grūzo reikia. Ir aš jam sakau, gerai, atvežk grūzo, atvežk, jis sako, kiek mašinų? Aš sakau, daug mašinų. Jis sako, kiek daug? Sakau, vežk ir viskas.
Tai jisai vežė ir sako, visien kiek. Aš sakau, nu davai 14 mašinų. Ir jisai atvežė 7 mašinas ir sako, dabar kol kas mane perkeli kitą objektą, mes nebeturime grūzo. Sako, jeigu bus, dar paskambinsiu. Taigi jis atvežė 7 mašinas prieš kiek? Prieš 4 mėnesius. Ir tas 7 mašinas Loreta užsimokėjo už tas mašinas ir jinai pradėjo vežti. Ir spėkite, kiek jai reikėjo grūzo? 7 mašinų. Jai reikėjo 7 mašinų ir plus dar mano plytų, kurias iškeitėm į bačką. Jinai man davė bačką, aš jį sakau, davai imk tada mano plytas. Taigi išvežė mano plytas ir lygiai 7 mašinas. Jūs pasakykite, kaip mes, ne kelininkai, galime žinot, kiek reikia mašinų grūzo tenai. Mes nežinome, bet Dievas žino iki kiekvienos plytos. Žinot, kiek jai trūko plytų? Jai trūko 6 iš mano krūvos paėmė. 6 plytų trūko, kad užbaigti kelią. Argi Dievas neapskaičiavo viską? Jei būtų viena mašina mažiau, jeigu būtų viena daugiau, tai būtų didelis skirtumas, nes mašina yra daug. Tai va toks liudijimas, kaip Dievas rūpinasi visomis detalėmis, kur mes patys negalim net apskaičiuoti. Matot, koks yra didelis Dievas? Ane? Simui žiūri patinka. Kokie irgi nori. Все, nulipsim. O Džimas vyksta. Kūrybingas. Taip įdomiau, Tomai. Ką? Ir Simui tau, ir tau. Šiandieną yra šventė, koldūnų diena. Daug dirbom, nebuvo kada valgyti daryti. Dideli projektai, vieni į pabaigą. Šventė. Nu, kokios išvados paskutinės, prieš paskutinės mūsų dienos. O tokios, kad buvo nukasta viskas iki galo, bet čia turbūt ne šiandien, o vakar užvakar. Ir privežta smėlio. Galutinai, realiai tiek, kiek reikia. Paskui ten smulkmė liks. Pakeltas įvažiavimas. Virvutės kalba. Čia iki šitos vietos bus tik tai plytelės, todėl čia svarbiausia, čia žemyn gali eiti. Čia irgi bus iki plytelės šitos. Iki čia. Tai vat rytoj bordiūrai turi atsidurti iki šitos vietos nuo pat tenai. Viena eilė. Ir galima bus dėti plyteles sekančią kadenciją. Štai kiek atlikta darbo. Visai gražu. O smėlio tai reikėjo ne tik tai tą krūvą, kurią turėjau nusikasti, bet reikėjo dar ir kelią. Praktiškai, ne viską nuo kelio nuimti, bet nemažai. Kelias kaip atrodo. Sumažinta tai daug šičia. Bet gerai, dabar galbūt nes autobusėlių rizikuočiau važiuoti, nes nėra taip klampu. Iki plytų nedaug lika. Štai kaip atrodo ta didžioji krūva, kurios nebėra. Liko vienas kaušas, kurį Tomas iš tenai ištraukė, užmiršau paimti. Plytelės dar liko kelias. Jau pradėjau kasti netgi iš tenai vokti. Taigi šį vadinamą savaitgalį įvyko labai daug dalykų pabaiga. Veiviržėnai viską išsivežė, kas čia buvo. Lentas iš tenai išvežė. Vienu žodžiu, jie nebeturi savo nieko.
pas mane. Smėlį aš išsivežiau. Daug elektros pravesta. Greta darbavosi. Ugnė lentynas padarė. Greta, kaip tu? Raumenai. Daug, paspausti. Čia eksponatas. Aš noriu sužinoti, ar oro pilnos, ar galim pradurti. Nu, davai. Na. Aš pradėsiu juoktis. Na, davai. Ha? Nu, vienas. Na. Kas? Ten kas juoko pripildyta. Nu. Na. Vienas, du ir... Ką? Tu į teatrą būsi nepriimta, jeigu negali suvaidinti normaliai. Nu, davai. Nu, visai to. Nu, gerai. Aš vengiu dėl to. Aš galiu, aš dar. Nu, davai. O, pas tai kažkur kitoj vietoj išlipė, negu pas Greta. Ba. Koks tešmuo didelis. Gerai, patikėjom, kad turi jinai raumeną. Visi mes turime, tik tai silpnesnis arba stipresnis, mažesnis arba didesnis. Be raumenų būtų mums nekas. Pabam, lentynos. Ugnė padarė pagal išmatavimus, taip kaip man reikia. Va, čia yra mūsų varžtų kolekcijos. Ir čia dar liko. Taigi va, yra paruošta. Ir toj dar biškį patrumpinti reikės. Ir va tenai galės uždėti. Ir bus man pagaliau galėsiu turėti tvarką vienoj vietoj. Štai kaip atrodys dirbtuvėlės. Šičia galvoju spintelėm irgi apdėti. Šičia ir šičia. Turiu savo darbį daug. Tai bus iš vis tvarka. Nu ką, liko man dar su Tomu įkalti kefyro. Va, ateina Tomas. Ar įkali kefyro? Ne? Įkalsim kefyro. Jisai nori pademonstruoti savo dar džimą. Paskui pažiūrim filmą ir einam gulti. A ne, Tomai? Gerai, kur džimas? Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, 10. Viskas? Ne. 11. 12. Tomas kiaušinis. Rodo. Eik čia, Mykol. 12. Tomas kaip pomidoras. Viskas. 13. Pagimdė. Kartasis. Ar gerai jautiesi, Tomai, po 13 padarymų? Normaliai. Normaliai? Kartuosi? Kartosi? Jo. Kartosi rimtai? Dar Dabar stipresnis būsi? Ne. Okay. Aš vieną padaryčiau turbūt. Daugiau. Kaip Daugiau. vat pavanu. Okay. Kiek padaryti? Aš nemėgstu maksimum. Kiek padaryti? 2? Nu, kol nebegaliu padaryti. Kol nebegaliu? Iki failų yra. Ką? Iki failų yra. Failurė? Oi. Na, davai. Pečius į apačią. Kokį apačią? Nu, normaliai yra. Jo. Nu, davai. Gerai. Žiūrėkit, kad dantų neišsimušiu. Trynas kas? Nešti. Labiau šakių turi būti. Kur tu keli? O jeigu man nosis neišties, kas pakasys? Nu, davai. Leidžius. Paulius kasys, manau. Išties rankas į dušą. Nu. Gerai.
Ta per vidurį. Kas ten užlipo? Labiau neliktas. Ką? Kiek čia sveria? Link papą dabar. Čia jūs kalnuojat ir aš. Palies papą. Tu kaip. Opa. Nice. Penki. Jaučiu plauti. Užtenka gal. Užtenka. 7. Ne, kelti galiu tik. Nežinau. Kiek? 8. Parofas. 9. 10. Kiek tu padarai? 13? Jo. Padaryk tikrai. 11. 12. Viskas. Aha. Aš esu gyvas. Kaip jaučiatės jūs? Šiaip aš tokio dalyko nesudaręs niekada. Šiaip pavojingai. Rimtai? Taip, pirmą kartą darau. Matai? Tomas, Saugesnio leisi dar. Tomas koksai įtakingas, jisai privertė mane daryti tai, ko nesudaręs. Pasirodo, ne tik aš priverčiu Tomą daryti, ko jis nėra daręs, bet ir jis mane. Okei. Okei, Ugnė, dabar tavo eilė. Ugnė, dabar tavo eilė. Nenoriu. Ne, jinai nori dar Semką pakelti šį vakarą, kai jau mažės. Liko paskutinis dalykas. Kefyras.